Šios knygos Lietuvoje laukta 111 metų, džiaugdamasis pagaliau išleista knyga, sako buriuotojas Artūras Dovydėnas. XIX amžiaus pabaigoje gyvenęs jūrininkas Džošuas Lokamas vienas pats nedidelių burlaivių purslas apiplaukė aplink pasaulį, o savo kelionės nuotykius, trukusius ilgiau nei 3 metus, jis aprašė knygoje Vienas su burėmis aplink pasaulį. Gyvenimas jį pavertęs buvo avantiūristų, tai tas jį pastumėjo atlikti tokį žygį, kurio iki jo niekas nebuvo padaręs. Jisai vienas apiplaukė visą pasaulį su būriniu laivu. Ir su tokiu mažu, kokiu anksčiau nelabai žmonės įsivaizduodavo. Galvodavo, kad reikia labai didžiulio laivo, labai didelės įgulos. Ir kelionė jo klausinėjo, tai tu jau turėjai pavargti, čia baisiausiai negyvas kristi, bet jisai sakė, ne, aš dariau tuos įprastus darbus. Išskirtinumas jo gal tame, kad jisai atrado, kaip padaryti laivą, kuris save vairuotų. Tai va šitas jo atradimas atidarė kelią legionams pasekėjų, kurie plaukė aplink visą žemę. Galiausiai įsteigė lenktynės, pradėjo lenktyniauti ir 80 parų Žiulio Verno svajonė apiplaukti aplink pasaulį seniai įvykdyta. Pasak patyrusio buriuotojo, knyga užbūrė nuotaikingais kelionių įspūdžiais, žavi gerų humorų ir labai svarbia naudinga informacija, nurodančia, kuriomis metų dienomis galima plaukti tam tikrose vietose, norint išvengti audringų vandenų. Tai laisvalaikio knyga vieniems, kitiems tai gali būti tiesiog kelrodė, kaip įvykdyti plaukimą aplink pasaulį knyga. Kitiems, kaip man, aš, tarkime, išmokau savotiškų buriavimo technikų. Tai kiekvienas tenai gali surasti kažką tai tokio, ką jisai gali suprasti, o perskaitęs dar po kiek metų gali pagilinti savo supratimą.